persikeičiam į hikingo batus. Vyras nupirko lietpaltukus, nes mes namie palikom. Čia aišku labai brangus, 7 svarai vienas. Bet tokio oro mums jie labai pravers. Kučiai. Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą. Kaip ir kiekvienais, nu ne kiekvienais, bet metais atvažiuojam prie krioklių. Keturių krioklių, kurie randasi Velse. Ne vienas video yra jau mūsų kanale, tai paliksim čia kažkur nuorodą, jeigu norit pažiūrėti, kaip praeitais metais keliavom. Ir kas pasikeitė, nes matom, pokyčių yra. Taip, laukia lyja, šlapia, turim va, neperšlampamus apdarus. Esam pimpačkiukai geltoni. Ir keliaujam, daug nefilmuosim, turbūt tik tai pagrindinės grožybės. Sunku darbą nefilmuosim, kaip reikia nueiti. Tai ką, keliaujam? Nu, įleisim mane? Gerai, keliaujam. Praeitais metais šito keliuku nebuvo eiti, dabar šitą vaidavom tiesiai pagrindiniu, dabar ten jau uždarė, rašo, kad privati valda. Man atrodo, yra padaryta vietiniams gyventojams, nes realiai eidavom krašti. Jo, ir ką aš dabar jau dėtos telefoną, nes tą labiau lyti pradeda ir kapišonas krenta. Leidžiamės vyrai. Į apačią. Čia yra nemažai laiptukų, tai... Tai mėgaukis kiekvieno laiptuku. Štai gražuolis. Iš tiesų jau esam čia kelintą, 5, 6 kartą. Ir turbūt nei karto nebuvo tokia stipri srovė, ne, kaip dabar. Labai galingas. Jeigu girdis kažkas, nežinau. Bandysim palysti po krioklį. Keliaujam. Apeinu. Priėjom dar vieną antrą krioklį. Su pusryčiai, brūkšnelis pietų su vakarienė. Nuklydom nuo taką viškį. Pagrindinis kelias buvo vienoj pusė uždarytas. Tai mes, kad atgal eiti, pasidarėm savo kelią. Nereikėtų. Ėjom per tokių žabakštynus, kad... Valia, tai bet dabar užlipom į viršų. Aišku, dar ne toj pusėje. Biškį norėjom atgal vis tiek. Bet keliaujam dabar link pirmo numerio. Ja, prieisim paskutinį krioklį ir būsim apie viską.
Bet pagal mūsų skaičiavimus turėtume pareiti jau tamsoju, dabar yra 4 valandos. Tai jau nuo 4 pradeda temti. Tai matysim, bet turim pasiėmę prožektorių. Nepražusiu. Aš galvoju, kad mums reikia eiti toj taku. Nežinau, iš kur čia mes. Kojos jau kiaurai permirkusios. Batas jau jaučiasi vandenėlis, kai neburbuliuoja ten viduje. Ir realiai jokio skirtumo ar pelkė, kas eini kiaurai ir viskas. Nebesismulkiname iš čia. Kur tu bėgi? Maivkis, man atrodo, įkrisi į kokią ant nugaros. Na ką, priėjom paskutinį trioklį šios dienos. Vyras jau nusileidęs į apačią. Iš tiesų, ant kiek skiriasi, kaip kiekvieną kartą atvažiuoja ir vis kitaip atrodo kriokliais. Esame, buvo net vasarą, kai tenai vandens nebuvo, netgi mes ten apačioje, va čia vaikščiojom. Tai ja, labai įdomu. Na ką, keliaujam link mašinas, kol dar visai šviesu ganėtinai. Einam. Radom krioklį. Kas pasinaudo? Gal kitą kartą. Einam greitai, netrink, greitai. Parėjom į parkingą, mažai mašinų beliko, dar biškut keli žmonės yra, bet ir dar galėtinai tokiai prietimai parėjom. Ką? Ganėtinai prietimai parėjom, nėra sutemę visiškai. Tai ką, persikeičiam savo rūbus, nes įsidėjom. Aha, paimsiu raktus. Taigi. Persirengėm. Dabar sausi ir saugus, ir šilti. Ir pasiruošę važiuoti 3,5 valandos namo. O aišku, kad kelelis nedulkėtus laiką reikia pasistiprinti. Po sumuštinuką. Čia mūsų skaitosi vakarienė, ne? Pusryčiai, vakarienė ir pietus. Turim. Tai šiandien valgiau kavą ir vieną sumuštinį, pusę sumuštinį. Ir dabar po vieną sumuštinį. Ir viskas. Šiandien deginam kalorijas. O ja. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote mūsų šį trumpą video ir tikimės susimatyti kitą kartą. Hasta la vista. Liko kokiam 5 minutės važiuoti iki namų ir va, stovim vietoj. 10 minučių dasidėjo iki kelionės galo. Turbūt avarija priekį ar kas, ne? Visos juostos. Sustojom konkrečiai. Ir navigacija šiandien žaidžia su mumis kažkaip. Liepia išsukti į kairę. Ir kas svarbiausia, išsukom nuo greitkelio. Ir liepia grįžti atgal į greitkelį tą patį. Patrolinu. Žaidžia su mumis navigacija. Ir grįžtam visai skirtingų kelių, negu atvažiavom. Kažkas čia vyksta, recovery stovi, Nurgalkės. Kas atsitiko? Pagedo mašina ar avarija kokia? Oi, vyras pyksta. Mes būsim ir mes. Gal tiesiog sugedo? Ne, čia matau įvaryta. Ar policijos čia? Ne, jau keliai, žiūrėk. Keliai recovery valo, matai? Čia perlėkia kiaurai, man atrodo. Nors ne? Kas čia? Nesimato, kas čia nutiko. Čia medis gal išvirto? Gali būti, nes buvo kažkoks. Na, žodžiu, pravažiavom. Dasidėjo mums 16 minučių važiuoti pliusų. O iššausim žaibo greičiu.